Budapešte, Vija Pakalkaitė, labas vakaras. Labas vakaras. Vija, kai kurie opozicijos atstovai sako, kad Orbanas, jis vis labiau panašėja į diktatorių. Tai jisai bando atkurti tokią posovietinę valstybę, remdamasis Vidurio Azijos, Baltarusijos ar Ukrainos pavyzdžių. Ar tai yra tiesa? Orbanas per pastarosius 4 metus ir jo vadovaujama partija Fidesz išties priėmė daug prieštaringai vertinamų sprendimų. Praėjusiais rinkimais laimėjo 2/3 balsų, jie keitė konstituciją, jie keitė įstatymus, jie vertinama, kad apribojo žiniasklaidos laisvę, bet Orbano retorika yra stipriai nacionalistinė ir jis panašu, kad bando artėti prie prieš sovietinės Vengrijos modelio. Stiprios šalies, kuri buvo iki pirmojo pasaulinio karo ir iki antrojo pasaulinio karo. O tai yra geras ženklas, ar vis dėlto toje šalyje tiesiog auga dar vienas Putinas? Aš nesiryžčiau vadinti Orbano būsimų diktatoriumi arba būsimų autokratu. Visgi jisai nėra prieš Europos Sąjungą, jisai iš jos turbūt niekada nepasitrauktų. Jis tiesiog kalba už stipresnį Vengrijos balsą Europos Sąjungoje ir vargu bau ar taip galėtų atsitikti. Ir juolab, kad visgi Vengrija Europos Sąjungos narė, tai yra demokratinė valstybė, nors ir šiek tiek pakeistas balsavimas ir pakeisti įstatymai, bet tai turbūt nerizikuojama, kad atsitiks kokie netikėti pokyčiai, tačiau yra šiek tiek neramu, kad kyla kita stipri, dar labiau dešinė ir netgi nacionalistinė, antisemitinė, antiromų, anti-Europos Sąjungos jėga. Tai radikalių dešiniųjų partija Jobbik, kuri šiuose rinkimuose... Iš kur dingo? Atsiprašome už techninius nesklandumus ir tęsiame žinias toliau.